Čia TV3 žinios ir aš Rokas Petkevičius. Rinkimų dieną naujienų daug. Sveiki ir ačiū, kad žiūrite. Vieni keiksnodami, kiti girdami, lietuviai renka naują valdžią, 14-ąjį Seimą. Esame didžiausioje Vilniaus rinkimų apylinkėje. Čia galėtų balsuoti 500 rinkėjų. Kada valdžia žmonėms patiko? Ar jūs nejaučiat, kad gyvenat geriau negu bet kada? Širvintų rajone incidentas. Į rinkimų apylinkę vyras atėjo su žaisliniu pistoletu ir antrankiais. Jam nustatytas 1,3 promilių girtumas, surašytas administracinių nusižengimų protokolas. O Rokiškyje ryte rinkimų apylinkėje pasirodė girtutėlė rinkimų komisijos narė. Pareigūnams pripūtė beveik 3 promilės. Maskuotasi kažkuo tai labai stipriu, bet alkoholis vis tiek stipresnis. Arklinė dozė, kaip sako daktarai. Bankas Luminor šįryt išgąsdino kai kuriuos savo klientus. Atsidarė sąskaitas, jie išvydo nulius. Rankos pradėjo drebėti, balsas pradėjo drebėti, pradėjau draugams rėkti. Kas atsitiko? Po 1,5 metų duobės atsigauna nekilnojamojo turto pardavimai. Gyventojai, kurie laukia palūkanų mažėjimo, grįžta į rinką. Kylant algoms, butų ir namų pardavėjai vėl tikisi kainų kilimo. Kauno savivaldybė užsimanė naujų valdžios rūmų su vaizdu į Kauno pilį. Pats svarbiausias miesto organas, o kodėlgi ne? Iš kur paims įvardintus 17 milijonų? Vagys nusitaikė ir į knygas per metus pridaro žalos už kone 2 milijardus eurų. Prie naujesnių. Kažkaip iki išpardaviminių nedaina. Kaip apsisaugoti nuo knygų vagių? Kurį labiausiai pažįstam, tai ten turim sekti. Dominykos Banevičių iškovotas sidabras olimpinėse žaidynėse, išbandyti breiką Lietuvoje įkvėpė naujus šokėjus. Mane tai įkalbino mano draugas. Aš tai pamačiau Nikos judesius. Lietuva renka 14-ąjį Seimą. Naujausi skaičiai tokie, iki 18 valandos iš viso balsavo 47,5% rinkėjų. Čia su išankstiniu ir balsuotojais namuose. Žmonės eina balsuoti kiek aktyviau nei rinkdami parlamentą. Prieš 4 metus ir pasakojo, ko tikisi iš naujosios valdžios. Tiesa, rinkimų stebėtojai fiksuoja pažeidimus. Kai kurie atėjo balsuoti prie savo pavardės randa kito asmens parašą. Pranešama ir apie girtus rinkėjus, o štai Širvintų rajone į rinkimų apylinkę atėjęs girtas vyras įsitraukė žaislinį pistoletą ir antrankius. Esame didžiausioje Vilniaus rinkimų apylinkėje. Čia galėtų balsuoti 500 rinkėjų. Vis dėlto iki vidudienio čia balsuota gana vangiai. Vieni ateina